Sveiki kolegos. Rankose laikau skydą, kuriame yra sumontuotas atsakymas į daug kartų girdėtus klausimus. Ką daryti jeigu? Ką daryti jeigu mano šilumos punkte veikia įvairių kompanijų 24 V įtampoje veikiantis įrenginiai, kaip elektrinės pavaros, įvairūs temperatūriniai jutikliai ir panašiai. Ką daryti, jeigu mano šilumos punktą valdo jau morališkai pasenęs Taką Honeywell valdiklis? Ką daryti, jeigu noriu savo šilumos punktą valdyti nuotoliniu būdu per internetą ar panašiai? Ar man reikės keisti visus įrenginius, ar yra sprendimas? Tad šiandieną noriu Jums pristatyti šiame skyde sumontuotą suomių gamintojo Aumann A203 išmanųjį valdiklį. Ir apie jį noriu papasakoti šiek tiek plačiau. Šiame skyde matome sumontuotą išmanų 3 kontūrų valdiklį, kuris yra suderinamas su 24 V pavaromis, vožtuvais, temperatūros jutikliais ir panašiai. Tad jei jūs turite šiuos komponentus, jų papildomai keisti tikrai nereikia. Patį Aumann 203 valdiklį galime drąsiai dėti į tą pačią palyginimo lentyną su visais žymiaisiais išmaniais valdikliais. Tad jūs ar kolegos turėsite dar vieną galimybę pasirinkti labiausiai jūsų poreikius atliepiantį produktą. Kaip matome, Aumann 203 užtikrina tokius pačius montavimo derinimo standartus. Turima interneto jungtis iš esmės leidžia užtikrinti efektyvų patikimą sistemos veikimą tiek dirbant lokaliai, tiek valdant sistemą nuotoliniu būdu. Verta paminėti, kad šis valdiklis turi gamintojo sąsają ir lietuvių kalba, meniu taip pat yra patiekiamas lietuvių kalba. Tad Aumann A203. Mėlieji, šio įrenginio pristatymas Šilumos tiekėjų asociacijoje vyks rugsėjo 12 dieną, tad kviečiu registruotis ir sakau iki pasimatymo rugsėjo 12 dieną. Iki.